Baim, kitą dieną srutas varom jau. Tai galimai pasimokinsiu biškį, žodžiu, jo pasimokinsiu, supranti. Jei viską gerai suprantu, tada čia suvežu aš, kiek ten sako, nu šiaip labai daug reikia čia srutovežiu, bet sako, kiek žinai, tiek reikia manyti, nu žodžiu. Tai reikia išvežti ant šitą lauką jau srutas. Dūmelime tik tais. Nėra dūmo, nėra galės, kaip sakam. Ne. Žemė da biškai minkštam. Tai vežam kaip tik tą srutą, supranti dar. Šidėsim tikimybę, kad galime užklimti, bet ir kaip yra. Tai visą šitą laukelį reikėtų šiaip srutam pavaryti. Tai sakau, žinai, ką tik atvažiavau. Varau biškai pasimokinsiu, kaip reikia daryti. Gal tada, žodžiu, kol tavų smelčių, supranti, aš galėsiu išvežinėti šiek srutovežį. Žinai, galbūt tada rytoj. Nežinau tiksliai, kada per kiek čia laiko maždaug, žinai, gali tada, kai srutas išvarai, bet sužinosiu irgi. Tai pasimokinsiu ir galimai, kad vešiu srutas. Tai čia kiek suprantu vienam važiavimui, pirmyn atgal ir tuščias. Jo, taip ir yra. Nu, kiek to įlipsiu į vidų, pasižiūrėsiu. Tai buvau paklausęs, sako, dar nesutvarkė, žinai, nes ten, kiek martuimas, ten tą magnetinį vieną automatuką, kaip jis ten vadinas. Tai va, tą reikės nusipirkti, nes išdegė anas, vėl nežino kodėl, bet tai jo. Ir tuo pačiu rytoj sriegiklį nusipirksim, nes taip ir negavau jo dar. Važiuojam namo. Tai ką, dabar yra kita diena, dabar yra sekmadienis ir va, matot, nusipirkom naują, tai dar plius minus neišsiaiškinti, taip pagal šitą jis neveikia, žinai, tai turim su atsaktuvu šitą nuspausti vidų ir tada jis veikia. Tai srutas vežam, bandysim bent. Tai dabar jau matai, kad čia kaip atrodo, jau šiek nemažai yra ir išvežta, bet čia kiek jo yra, tai labai daug, tikrai daug. Blemas, skaityk. Maždaug vaikišyčia iki tiek yra šūdo, gabalai tiesiog susidarė, sukėtyje. Tai koks 40 cm. Beveik pusę metro. Tai irgi labai daug, tai varom padėsim man čia prisivaryti. Nes va, šiaip tai jau tikrai gerai atrodo. Dar yra ir darbo. Dar. Tiesiog kokias tam balas. Tai va, tėvuks taba išvara toliau, aš varu pasimti. Ups, ir reikės pas karvių. Nes jau vandens nebeturi, žolės nebeturi. O, spirgėlis. Spirgi. Tai žodžiu, sakam, pasimti, supranti, pupsą, važiuok pas karvių, tenai yra bosas, supranti. Ir ten tėvo draugelis ir tai iškart ten, supranti, pripilsim ant vietos ir vandenį. Man tik biškai reikės pavažiuoti. O daugiau ir viskas. Ir ką daugiau, dar turėčiau spėti viską pasidaryti. Galbūt dar galimai, kad šiandien važiuosiu dar srutas
išvežti. Ai, va, žiūrėk, tėvukas sutvarkė. Nu, tipo, tėvukas sutvarkė, nes aš nelabai čia norėjau lysti. Ypač prie elektros, tokių pavyzdžiui. O matai, keliama pakeista, naujas laidelis. Nai. Tikriuks. Ir dar tu čia. Nu. Oi, ne. Gerai, prisipildėm. Tenai vos įvažiavau į kalniuką. Nu, tipo, vienas ras pradėjo suktis. Supranti, užsukau ratą, taip nevažiuoji. Šiaip ne taip, bet išvažiavau, taigi bandė gerai supranti, nereikėjo platų rūtus. Štot pilni. Bet durnelė, tu pastrauk nuo traktoriaus, nu. Po ratais kaip palys. Nelabai čia galiu švaikščiat, paskui tą mane pagavus kokią, persmeigs, bim. A, man bus. Tai čia jau reikėtų įti. Nerizikuojam. Gerai, все. Užteks jums vairių. Tik nerandu taba kaip. Ne, viskas užsukau. Oi. Viskas. Varom namo, dar galbūt, dar galimai, kad šiandien dar prie karvių pulsiu, nes aptvarą reikia padidinti ir gal varom srutą vežti. Ką grįžau, pulsikas pastatyts, iš namų irgi ką tik ištraukiam. Nu, matas nelygint yra. Tai taba dar varom kai kuriem žmonėm išpilinėti, nu, išsirpti ir jau čia bus baigta. Gerai, dar nuėjau greitai pripyliau namuose vieną kanistriuką saliarkas, nu kokį 20-30 litrų. Žinai, bet vis tiek reikia kažką. Eik tu savo, tu pažiūrėk. Tai kai tuštuma. Nieko, bet tada mes tą supilsim čia, pramakaluosim, išvešim ir tada dar žmogui važiuosim. Tai sako, čia sutvarkė, buvo atvažiavęs, nu žodžiu, toks irgi šiobi toks elektriks, tai tiesiog reikėjo šitą laiduką padaryti, kad tipo, būtų dar 1-0 ir tą paveik šits, nu, tipo, magnetuks. Gerai, einam pareguliuoti. Jau kam įdomu, tai jau pajungiam. Čia sutvarkyta. Dar ne, gerai. Tai kaip atrodo čia. Maišą, o tenai gali viską pilo. Neblogai dar. Koks gabals, pažiūrėk. Gal daspėsiu. Sunkiai bet eina. Štai tiek ten daug paleido. Toliau tęsim, žiūrėk, koks dabar ateina. Nu, tiesiog ateina. Kodėl? Čia įjungta. Ten įjungta, čia išsijungia, reiškia. O tava tai bus. Bam, šlangą ištraukiau biškį.
Dabar nieką netraukiam, bet jau pasiruošim, žinai. Ką pasikeičiu su tėvuku, saka, neužmiršk graniuką nusukti į kitą pusę. Į kitą pusę reiškias išpilimas. Dabar yra atsukimą, o jeigu kitą pusę persukti bus kitą pusę. Tai reikia įsiminti vieną. Ir dar saka, kai važiuoju tiesiai, važiuoju su darbiniu. Prieš posūkis išjungi darbinį ir tada bus darbinį. Taip ne. Nu, aš tai žinai, paskaučiusi, nes nenori kažkaip dirbti. Pirms kad skaistrutas prieš vienas dar iš vairą. O da išpilinėsi. Tai matai, va, žinai, da buvau šiandien, tai tikrai turėtų kad įdomus studijom, bet jau ką šiandien yra rugsėjo, ne, 20 dieną. Šeštadienis, dabar yra po 5:02. Tai gerai, bet saka, tėvuk tau ką dar žinai atvažiuos. Nuo pačių kol da į lauką nevažiavau, tai ką tik abu šitą pačioj telpa 7 kubai. Nes kubinės tonas? Ne, 7000 litrų, kastinės 7 kubai. Aš tavo tikrai nepasakysiu, bet iškart ką galiu pasakyti, kad stabdžiai, sakė, tavus pajuta, kad jų stabdžiai nelabai veikia. Ir buvo atsargiau. Nenoriu nieką pridirbti. Svarbu nepirktas produktas pravažiuoti. Bet jau atsidaręs, tai aš pagaidysiu. Ir tai žemę sustausiu. Aš taip, namas sveriu kokius 12 tonų arba 10. Tai nieko gerai. Tai man dabar reikia važiuoti važiuoti. Pala, gal jau čia bus varyta? Jau, čia žinau, kad čia jau suvažiuota. Pala, gal geriau pirmą varom padarysim tą, ką reikia. Tai pirmas dalykas yra tai antištikimą. Bet taip pat irgi pažiūrima, tai čia yra švaru. Čia jau čia tiesiog pradžiova. Nieko gerai. Dabar reikia išpirtimą padaryti. Šitą. Štai taip. Daugiau nieko. Dabar viena. Terš reikėjom. Kažkur dar prie variklę saleską, kaip ir biškį, supranti, laš. Nu, nusmetį. Servant jau ant išpilimą padariau. Aš nenoriu didelių postų daryti. Aš visą kelią ir nedariau, bet nenoriu. Tenai labai negražu. Pavažiuojam. Gal bus pirmas baisiausias mano darbas per visą laiką. Nėra traktorių buvęs. Duok pavažiuoti. Vargas, prienas vargas. Bus sunku jau. Nemestyti. Sako, tėvuk dar vienas dalykas, kad nebandai užklinti. Pasistengsiu ponas direktoriui. Ne. Viskas, jungiu antrą.
Antrą tiltą nieką nežinau, bandom iškart pajungt dar binį. Su pirmu. Pirmą kartą gyvenimą, tas traktorius taip su manim yra viskas. Baisu. Vis tiek man turiu mokytis. Nenoriu, turiu mokytis. Tai aš dabar, čia bus tas ilgas, žinokit, nieką nekatinsiu, gal katinsiu, nežinau. Arba ištelis katins, bus matyti. Ir aš čia dabar tiesiog apmatyriau. Ką daugiau. Šitas nebus katintas, tas bus ilgas pakankamai. Dabar tas važiavimams, nes čia pirmas važiavimas gyvenime mano. Kuriam užprovežas irgi palieku. Nepatink daugiau nenoriu. Ir taip labai gaila man praktikus. Matematai balas, saka, neužkliam. Vienas darbas. Tavo vienas darbas yra neužklim. Jei užklimsi, karočią būsi... Aišku, kad čia įplatę. Čia nesiskaita. Kas čia tavo? Nenori man paaiškinti. Noriu tiesiai važiuoti pavyzdžiui. Daug. Yra tas posakiai ir turi dėčių. O, dabar taip aš grėsiu. Ką taip prasisukam biškai? O, vaikinė! Ne. Bliamba, kaip ten šlapė! Kaip čia šlapė! Prašau! Valdove, prašau! Nupirkim mano sielą! Prašau, nupirkim man sielą. Vis žinot, kad tą dainą, ne? Turi žinoti. Manau, kad žinot. Minimalius galiu daryti. Nes tiek minimalius. O. Jau tuščias. Ne, tai kaip nebus pavarų, bet viskai geriau negu nieko. Atidarom ir uždarom. Supranti, ten tai koks šūto gabarius, dar kažkas užvara ir negaliu, supranti, normaliai uždaryti. Negalim uždaryti to ir pastoviai kažkiek varva, tai per prievartą turi dažnai. Čia tipo akmuo. Nu, čia tipo akmuo. Nu, gerai. Niekam. Kalakatelį. Turim. Pavažiavom visą. Širdis baisiai galatoja, kai pamačiau vandenį, kai pradėjo suktis ratai, bet nieko, gerai. Gerai, išjungiau šitą antrą tiltą. Varom uždaryt.
nieko turim tuščią. Bet ten tai baisu realiai buvo. Tartu vėjai. Tai neužsidarai normaliai. Nieko, tai šį gerai, taip išbėgsiu supranti. Tai nieko, tada dar papildomai uždarau ir lekiam namo. Ha! Namo, tai namo. Bet tava tas kits dalyks. Man taba taigi reikės įsisukti tą keliuką. Mane tik tėvus pamokina biškį. Čia, žodžiu, negalit nieką sakyti. Jeigu sakysit, kad blogai, neklausysi, man taip tėvus sakė ir viso. Darau, kaip sakyta. Nes nenoriu savo dar pričiūdų kažkų daryti. Nu, kai jau turėsiu kokį mėnesį praktiką, gal daugiau, nu, tada jau galiu daryti savo pričiūdų. Bet tą nedarysiu. Žodžiu, šitą lauką dar rytoj nelekščiuosiu, galimai kitą savaitę, bet dar jaučiamės vešius rutas. Nežinau, kaip bus, bet bus matyti. Jungiam palėtintoje pirmą ir antrą tiltą. Ramiai, nepanikuok. Viskas gerai. Taip, gražiai nusileidau, viskas čiki-piki. Ramiai, gražiai. Jau antrą išsijungiau, bet aš sakau, jeigu kažkoks didesnis svoris ar dar kažkas, nelabai noriu rizikuoti, tai tiesiog šaunu antrą tiltą, supranti, kad nečiuošiu ar dar kažkas.